Sveikinimai treneriui nusiėmus tą prakeikimą galų gale po tos nesėkmingos serijos. Atrodo, taip gerai pradėjot rungtynės, leidot grįžti varžovom, bet ketvirtam ir vėl rodėt, kad šiandien esat stipresni, kokios detalės tą lėmė. Visas sezonas apie bangavimą ir niekaip to neišvengiam. Aišku, šiandien ketvirtas kėlinys galbūt jau toksai stabilesnis buvo, rodėm agresiją tose vietose, kur norėjom ją rodyti. Ok, ketvirtas kėlinys pavykęs, bet kaip aš sakiau prieš tai, kad mes turim problemas, kurių neįsprendžiam visą sezoną. Tai yra gynybos tranzicija, tai yra blogi sprendimai. Dirbam link to, bet ok, šiandien džiaugiamės pergalę, bent jau tiek. Kiek šiandien buvo gynyboje akcentas Julius Kazakauskas, matėsi, kad ten ir iš visų pusių ten pagalba ėjo prie jo, bet savo tą skaičius jisai vis tiek susirinko. Ar buvo jis didelis akcentas, ar vis tik tai taip tik atrodė iš šono? Ne, akcentavom tikrai, pagarba Juliui ir jisai nusipelno dvigubinimų ir visų kitų gynybos niuansų savo žaidimu. Kažkur pavyko, kažkur nepavyko, galbūt rotacijoje turėjom problemų, bet manau dalinai bent jau išsprendėm tą problemą. Kažkiek dalinai, aišku, mes jo nesugebėsim uždaryti, šitoj lygoje yra sunku. Dabar pakalbam apie psichologinę dalį, kiek svarbi šita pergalė bus Rūbiniai numušta tokią blogą emociją ir biški su kitom galvom jau išeiti kitos rungtynės. Labai tikiuosi to, labai tikiuosi Rūbinės, labai tikiuosi treniruočių proceso, labai tikiuosi kitų rungtynių arba dar kitų rungtynių. Prakeiksmą, kaip jūs sakot, nusiėmėm, bet vėlgi kiekvienas rungtynės reikės įrodinėti tą patį. Niekas vis tiek į mus žiūrės kaip į antros lentelės komandą, taip kad reikia įrodinėti toliau viską.